Sveiki, atvykiai į apsvarstymus. Šiandien gilinamės į pasakojimą, kuris yra, tarsi atskaitos taškas 3 didžiosioms vakarų religijoms. Tai tas momentas, kai Dievas prabyla į žmogų vardu Abramas ir viskas pasikeičia. Šis trumpas pokalbis pradžios knygoje tampa judaizmo, krikščionybės ir islamo ištakomis. Būtent. Ir remdamėsi mums pateiktą šio teksto analizę, mes bandysime atsakyti į, man regis, esminį klausimą, kas iš tiesų yra šis Dievo kvietimas. Ar tai intimus, asmeniškas pažadas Abramui pasiekti laimę ir pilnatvę, o gal tai, grandiozinės universalios misijos pradžia, kurioje pats Abramas yra tik įrankis, tik priemonė Dievo plane visai žmonijai. Šiandien aš ginsiu mintį, kad viskas prasideda ir sukasi apie asmeninę laimę, kad šis kvietimas tai dovana Abramui. O aš manau, kad visa asmeninė nauda čia tai tik masalas. Tikrasis tikslas yra daug didesnis. Ir nuo pat pradžių apima ne vieną žmogų, o, tiesą sakant, visą pasaulį. Tai ne dovana, o milžiniška atsakomybė. Pradėkime nuo pačių žodžių, nes man atrodo, kad visa paslaptis slypi 2 hebrajiškose žodžiuose, kurie skamba beveik magiškai. Lek lecha. Mūsų vertimai, jie dažnai juos paverčia tokiu, sakyčiau, gana nuobodu, eik iš savo krašto, bet pažodžiu tai reiškia kažką daug asmeniškesnio. Tu eik. Tiesioginis imperatyvus kreipinis. Bet visa esmė tame, ką 11 amžiaus išminčius rašė įžvelgė tarp šių žodžių. Jis tai išvertė ne kaip komandą, o kaip kvietimą. Eik sau. Ką tai reiškia? Eik savo labui, savo geroviai, savo laimiai. Ir tai mano galva apverčia viską aukštyn kojomis. Tai rodo, kad Dievo pirminis impulsas nėra reikalauti, o dovanoti laimę. Kaip teigiama mūsų šaltinyje, jeigu Dievas kviečia žmogų, tai daro dėl žmogaus laimės. Visi pažadai, kurie seka po to, tai tik patvirtina. Padarysiu iš tavęs didžiulę tautą, tave laiminsiu, išaukštinsiu tavo vardą. Pagalvokime apie Abramo situaciją. Jis senas, bevaikis, be ateities. Ir staiga jam pažadama viskas. Tai pasakojimas apie išgelbėjimą. Suprantu, kodėl ši rašė interpretacija tokia. Patraukli. Ji dvasiškai labai turtinga, tikrai. Bet nepamirškime, kad pats mūsų šaltinis ją gana atsargiai vadina tikinčiojo per interpretavimu. Tai nėra pažodinis teksto skaitimas. Tai vėlesnių amžių dvasinė įžvalga, bandymas atrasti gilesnę prasmę. Bet aš manau, kad nereikia ieškoti paslėptų prasmių, nes tikroji esmė pasakyta atviru tekstu pačioje pašaukimo pabaigoje. Po visų asmeninių pažadų Abramui nuskamba sakinys, kuris mano galva yra viso šio įvykio raktas. Tavyje bus palaimintos visos žemės giminės. Štai kur tikslas. Visi asmeniniai pažadai didelė tauta, geras vardas, tai yra priemonės šiam tikslui pasiekti. Jam reikia tapti įtakingu, kad per jį galėtų veikti Dievas. Juk šaltinyje, tiesą sakant, aiškiai formuluojamas principas. Biblijoje joks pašaukimas niekada nėra skirtas egoistiniams pašauktojo interesams. Kiekvienas pašaukimas yra misija. Abramui patikima visodinės svarbos misija. Taigi, jo asmeninė laimė čia yra šalutinis produktas. Ne pagrindinis tikslas. Bet ar visa teologija, tiesą sakant, nėra savotiškas perinterpretavimas? Juk būtent tame ir slypi gyvo tikėjimo esmė – nuolat iš naujo atrasti prasmę senuose tekstuose. Nurašyti rašį įžvalgą kaip, vėlesnį priedą, reiškia ignoruoti tūkstantmetę tradiciją, kuri kaip tik ir pabrėžia tą asmeninį aspektą. Ir tai mus atveda prie klausimo apie pačios pašaukimo prigimtį. Gerai, jūs sakote misija, aš sakau dovana. Aš laikausi pozicijos, kad Dievo planas yra maloningas. Pauliaus laiškai Timotiejui, kurį cituoja ir šaltinis, sakoma, kad Dievas mus pašaukė ne dėl mūsų pačių darbų, bet dėl jo pačios plano ir malonės. Malonė tai neužtarnauta dovana. Abramas nieko nepadarė, kad nusipelnytų palikuonių ar gero vardo. Jis tiesiog yra beviltiškoje situacijoje ir Dievas jį iš jos ištraukė. Tai nėra našta, tai yra išlaisvinimas. Gerai, bet pažiūrėkime į pirmąjį žodį, kurį Dievas ištarė. Tai nėra švelnus pasiūlymas, tai įsaikymas. Palik. Palik savo kraštą, savo giminę, savo tėvo namus, pabandykime įsivaizduoti, ką tai reiškia ano meto žmogui. Tai ne šiaip persikraustimas į kitą miestą. Tai reiškia palikti viską, kas sudaro tavo tapatybę. Socialinį statusą, apsaugą, ekonominį saugumą, protėvių kapus. Tai radikalus lūžis, visiška auka.
Tai nepatogus pasiūlymas, o brutalus reikalavimas. Ir tik po šio reikalavimo seka pažadai. Kodėl? Nes jie yra motyvacija, paskata, atlygis už tai, kad imsiesi šios neįtikėtinai sunkios misijos. Net ir jūsų minėtame Pauliaus laiške, iškart po žodžių apie šventą pašaukimą, seka raginimas, su Dievo jėga imkis savo dalies kančių dėl Evangelijos. Pašaukimas ir kančia eina išvien. Tai tarnystė, o ne komfortas. Sutinku, kad kančia yra. Taip, galimo pasekmė. Bet ar pati kančios idėja vakarų religijose nėra neatsiejama nuo asmeninio augimo? Galbūt tas įpareigojimas, tas reikalavimas palikti viską ir yra didžiausia dovana, galimybė peržengti save, sulaužyti senus rėmus ir tapti kažkuo daugiau. Galbūt mes ginčijamės ne dėl to, kas tai yra dovana ar įpareigojimas, o tik dėl to, kaip tai pavadinti. Nes man atrodo, kad bet koks tikras išlaisvinimas reikalauja kažką palikti už nugaryje. Įdomus požiūris, bet dovana, kuri ateina su tokiu radikaliu reikalavimu ir potencialia kančia, yra, švelniai tariant, keista dovana. Aš vis tiek manau, kad tiksliau tai vadinti įpareigojimu, misija. Ir tai kelia kitą klausimą. Kam visa tai? Jei Abramas turi tiek daug aukotis, koks yra galutinis tikslas? Ar tikrai viskas daroma tik dėl jo paties, ar jis tai yra įrankis kažkam daug didesniam? Na, man atrodo atsakymas čia gana aiškus. Tikslas yra pasaulis. O aš manau, kad pirminis tikslas yra Abramas. Ir žinote, jūs nuolat akcentuojate tą finalinę frazę apie visas žemės gimines, bet šaltinyje yra vienas labai svarbus sakinys, kurio negalime ignoruoti. Ten sakoma, kad toks universalus supratimas nebuvo suprastas iš karto ir kad ši tiesa buvo pilnai suvokta tik per Babilonijos tremtį 6 amžiuje prieš Kristų. Pagalvokime, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad pats Abramas ir 100 jo palikuonių kartų po jo negalėjo mąstyti apie misiją visai žmonijai, nes tokios koncepcijos tiesiog dar nebuvo. Pirminė patirtis, pirminė motyvacija turėjo būti absoliučiai asmeniška. Dievas kalbasi su juo, žada jam. Visuotinis aspektas buvo sėkla, kuris sudygo per 100 mečius, bet šaknis, pats pamatas, buvo asmeninis Dievo ir žmogaus santykis. Mes negalime vėlesnės teologijos užkrauti ant pirminės patirties. Nesutikčiau, kad nebuvo suprasta. Galbūt nebuvo pilnai įsisamoninta visomis savo teologinėmis implikacijomis, bet pati formuluotė yra tekste nuo pat pradžių. Juk tekstas sako, tavyje bus palaimintos, o ne iš tavęs kada nors kils palaiminimas. Tai įvyksta dabar per jį. Manau, kad tas sakinys nėra priedas ar tolima perspektyva. Jis yra viso pašaukimo prasmės apibrėžimas nuo pat pirmos akimirkos. Jis įrėmė visus asmeninius pažadus, juk Abramo istorija neatsiranda tuščioje vietoje. Ji seka iškart po pasakojimo apie Babelės bokštą, kur žmonija yra išsklaidoma ir susiskaldo. Abramo pašaukimas yra Dievo atsakas į šį susiskaldimą. Jis yra įrankis pradėti žmonijos suvieninimo procesą. Ir tolesnė frazė – aš laiminsiu tuos, kurie tave laimins, tą, kuris tave keiks, aš pasmerksiu. Tai tik patvirtina. Esmė yra ne Abramas kaip individas, o tai kaip kiti reaguos į jo misiją ir per jį į Dievą. Jo gyvenimas tampa lakmuso popierėliu, matu, pagal kurį vertinamos visos kitos tautos. Tai graži teologinė konstrukcija, bet vėlgi jį atrodo per daug sudėtinga pirminiam dalyviui. Jei Abramas yra tik įrankis, lakmuso popierėlis, kaip tada paaiškinti jo tikėjimą? Jei tai misija reikalaujanti aklos aukos dėl neaiško visutinio tikslo, tuomet tikėjimas tampa beveik iracionalu, nesuprantamu aktu. Aš manau, kad Abramo tikėjimas yra labai racionalus, labai žmogiškas atsakas į neįtikėtiną Dievo dosnumą. Jis patikė, mes jam pažadama tai, kas žmogui svarbiausia – ateitis per palikuonius, saugumas per Dievo palaimą. Tai nėra aklas pasitikėjimas. Prisiminkime, kaip laiške Hebrajams, kurio remiasi ir mūsų šaltinis, apibūdinamas Saros tikėjimas. Ji manė, kad Dievas yra ištikimas savo pažadams. Štai kur esmė. Tikėjimas kyla iš pasitikėjimo Dievo geranoriškumo. Abramas keliauja ne todėl, kad jam lipta, o todėl, kad pasitiki tuo, kuris jam duoda nuostabų gyvenimą keičiantį pažadą. Tai yra atsakymas į meilę ir dovaną, o ne aklas paklusnumas komandai. Atleiskite, bet čia aš, kategoriškai nesutinku. Man atrodo, kad jūs ignoruojate pačią tikėjimo esmę, kurią šis tekstas ir atskleidžia.
Mūsų šaltinis Abramo tikėjimą apibūdina būtent kaip šuolį į nežinę. Tame pačiame laiške Hebrajams, kurį ką tik citavote, apie Abramą sakoma, iškeliavo nežinodamas, kur eina. Nežinodamas, kur eina. Pagalvokime apie tai. Tai nėra apskaičiuotas atsakas į naudos pažadą. Tai radikalus, absoliutus paklusnumas. Jis palieka viską, ką pažįsta, ir žengia į visišką tamsą. Jei jis žinotų, kur eina, jei turėtų aišku planą ir garantijas, tai nebūtų tikėjimas, tai būtų verslo sandoris. Aš tau savo paklusnumą, tu man palikuonis. Bet čia viskas kitaip. Šaltinis jo išėjimą vadina gražiausiu tikėjimo įrodomu. Jis paklūsta ne todėl, kad supranta naudą, o todėl, kad pasitiki pačiu kviečiančiuoju, net kai reikalavimai atrodo absurdiški. Bet ar tikrai į visišką nežinią? Jis juk keliauja ne į tuštumą, o į pažadą. Gal jis ir nežino geografinės vietos, bet jis žino santykio kryptį. Tai nėra aklas šuolis į bedugnę, tai yra šuolis į ištiestas rankas. Būtent pasitikėjimas pažado davėju, o ne pats šuolis yra esmė. Bet atkreipkite dėmesį, kaip lakoniškai, beveik šiurkščiai baigėsi pasakymas apie patį pašaukimą. Nėra jokių svarstymų apie Abramo jausmus, abejonės ar viltis. Yra tik vienas sakinys. Abramas iškeliavo, kaip viešpats jam buvo liepęs. Viskas. Akcentuojamas ne naudos siekimas, ne jausmai, o vienas dalykas – besąlygiškas paklusnumas. Veiksmas, kuris seka išgirdus komandą, tai yra tikėjimo branduolys pagal šį pasakymą. Neracionalus apskaičiavimas, o ištikimybė. Na, apibendinama savo poziciją, aš vis tiek norėčiau grįžti prie tų dviejų žodžių. Lech lecha, eik sau. Manau, kad Abramo istorija prasideda ir turi būti suprantama kaip giliai asmeniškas Dievo kvietimas žmogui į pilnatvę, išsipildymą ir laimę. Šis asmeninis santykis paremtas Dievo malone ir žmogaus pasitikėjimu jo dosnumu yra pamatas. Ir tik iš šio tvirto asmeninio pamato vėliau per ilgą istorijos laiką išauga universalus palaiminimas visoms tautoms. Bet šaknis yra asmeninė. Abramo tikėjimas yra gražus ir logiškas atsakas į Dievo gerumą. Aš ir toliau laikausi nuomonės, kad nors asmeniniai palaiminimai yra gyvybiškai svarbi pasakojimo dalis, jie visada tarnauja didesniam, nuo pat pradžių aiškiai įvardintam visuotiniam tikslui. Abramo pašaukimas yra pirmasis Dievo veiksmas plane skirtame ne vienam žmogui, o visai susiskaldžiusiai žmonijai. Jo tikėjimas, tas šuolis į nežinią, yra ne naudos siekimas, o radikalus paklusnumas, kuris ir paverčia jį pamatinę figūrą misijoje, pranokstančiai jo paties gyvenimą ir asmeninę laimę. Asmeninė nauda čia yra ne tikslas, o būtinas įrankis misijai įgyvendinti. Akivaizdu, kad šis senovinis tekstas yra toks galingas būtent todėl, kad jame telpa abi šios įtampos. Įtampa tarp asmeninės tikėjimo kelionės ir vaidmens platesnėme Dievo plane išlieka viena iš centrinių temų ne tik Biblijoje, bet ir visoje vakarų kultūroje. Mes nuolat klausime, ar mano gyvenimas yra apie mano laimę ar apie tarnystę kažkam didesniam. Būtent. Ir šis pasakojimas, tiesą sakant, neduoda lengvo atsakymo. Jis rodo, kad galbūt šie du dalykai nėra priešybės. Galbūt tikrasis asmeninis išsipildymas įmanomas tik prisimant visuotinę misiją. O visuotinė misija gali būti įgyvendinta tik per giliai asmenišką rizikuojangą tikėjimo aktą. Mums pateikta analizė kaip tik ir kviečia toliau tyrinėti, kaip šie du poliai yra neatsiejamai ir paslaptingai susiję.